Gegužės 27 vakaras, beveik 9 vakaro, dar vis darbuojamės bityne. Netikėtai atėjo geras pavasaris, o gal netgi ir žingsnis į vasarą. Viskas čia beliko, 4 dienos sekmadienį, birželio 1. Ir ką mes čia veikiam? O veikiam visai labai paprastai. Yra sudaryta nukliausinės šeimelės, įduotas neapsiskraidžiusios karnika motinos, bakfasto. Irgi yra dar kažkiek senųjų motinėlių. Va, noriu parodyti dvimotininį režimą. Iš po žiemos patinė šeima buvo gan normali. Kokia 6 rūto. Ant jos buvo uždėta, ant 3 rūto, gal net mažiau, šeimelė, šeima galim pavadinti. Ir šiandien dienai čia jau 1, 2, 3, 4, 5 korpusai rūto po 10 rėmų. Va, netgi yra svetiminių nuotaikų, tai gavo dar papildomą 1 korpusą. Ir bandom susitvarkyti, bet įspūdis tikrai geras, rapsai eina kaip niekad šituose kraštuose pajūryje, tai gal viskas bus gerai, nes gauta dar 1 jo korpusas vien tik vaškuolių, kol kas vau, nes buvo praeitą savaitę prieš 5-6 dienas duotas irgi visas korpusas vaškuolių, tai jau pripinta ir pritimta nektaro. Ir panelės pina spetiminius. Va, o čia irgi duotas dar 1 korpusas rūto šeimai vien vaškuolių. Apačioj buvo šeima, viršui, kaip matot, čia magazinas ir dar ant viršaus uždėta iš 3 skyrių apsiskraidimui karnikai motinėlėm 3 magazininius rėminius. Čia 1 išėjimas. Čia 1 išėjimas ir čia 1 išėjimas. Bus matyti, čia daugiau irgi, kaip ir minėjau, yra padaryti skraidimui su 3 išėjimais. Čia kitokie fokusai. Buvo išimta motinėlė, lizdas suskaldytas į 3 dalis. 1 dalis įduota neapsiskraidžius motinėlė. Kaip matot, yra pertvarėlė, magazinas, beveik užneštas medaus, vėl pertvarėlė, kita lizdo dalis. Irgi dar 1 motinėlė įduota neapsiskraidžius. Ir čia dar 1 magazinas. Čia šalia šiek tiek buvo pradžiai gal silpnoka, bet dabar gerai išaugus ir leidau, kaip sakant, plėstis net į magazinus, nes man reikalinga magazininiai rėmeliai ir su perais ir su bitėmis. Čia dėja bakfastas nebeužlaikiau, nebespėjau, išspėtė, bet bičių labai dar daug, tai skėliau irgi per pusę, 1 apačioj, 1 viršuj duotas motinėlės neapsiskraidžiusias. Čia irgi išspėtė dėja, tai gavo irgi 2 motinėlės, bus matyti, o ten irgi išspėtė, bet visos 3 išspėtė bakfasto, kaip bebūtų keista. Kur tau nespės, kai tokie orai, kai buvo, kai tik skatinam, maitinom ir panašiai. Plius va dar raniniai išpjaustyti, natūralus biologinis vertinimas. Darbuojamės, čia irgi duota apačioj 1 motinėlė neapsiskraidžius. Papildomas korpusas beveik užneštas jau rūto 8 rėmų nektarų ir viršui irgi beveik užnešta ir keli rėmukai pustušti, gal 2, dar 1 motinėlę įdėta. Tai ką, darbuojamės toliau, vakaras gražus, dabar lieka kantrybės. Kaip girdit, bitelės dar dūzgia, susitvarkom ir maunam namo. Kaip sakant, šiemet pajūris irgi medų lupa kol kas. Tik tiek tai 1 bėda, kad stipriai apmažėja perų, o tai paskaičiavus reiškia,
ant liepų medūnešio arba po. Tai būtų būtent birželio galas, kada rytas ir į darbą jau eina motinėlės, birželio galas Liepos pradžia, mes turėsim labai mažai bitučių, tos, kurios dirba. Na, yra kaip yra. Gal dar ant liepų, kadangi prognozuoja irgi neužilgo žydės, kažkiek spėsim. Dar būtų gerai ir ją vietės iššokti. Tai bus matyti. Kol kas tiek šiam kartui. Dar vienas bitynas, šitas jau prie namų. Saulė leidžias. 9:30 vakaro. Tai va, bakfastas dirba. Šeima, auklė ir starteris dirba. Jau turi irgi 2 motinėlės. Viena šičia apačioj, kita per groteles. Užaugintos ilgamžės bitės. Žiūrėsim, kas iš to išeis, bet nektaras eina. Matot, rapsai dar pilnumoje žydi, netgi obelis kai kurios. Prikurta šeimelių prieš 2 savaitės, kurios jau šiandien išplėstos iki pilnų 8 rėmų rūto. Karnika, bakfastas, bet irgi atimtos motinėlės, sukurtos ten šeimelės. Pilnai dirba įduotos motinos karnikos. Šį kartą duodu ne lopšelius, o visoms neapsiskleidžiusias motinas. Žiūrėsim, kas čia išeis. Eksperimentas. Išeis, neišeis, nieko tokio. Yra karnikos F0, yra bakfasto F0. Kai kurie bičiuliai žada ir italų, suomių selekcijos duot. Ar kiaušinėlių, ar mutinėlę, ar šiaip mutinėlių gal irgi. Tai manau, viskas bus tvarkoje. Nereikia bijoti eksperimentų. Dirbam toliau. Čia va, toliau matot, negali vadinti jau mini nukleusais, gal nukleusai. Žodžiu, 6 rėmų magazininiai. Kažkada buvę korpusiukai, skeltai 2 dalis. Ir duotas buvo irgi pačios pirmosios karnikos mutinėlės. Tai šiandien kai kur jau radau kiaušinėlių. Didesnę apžiūrą darysim savaitgalį. Tai manau, kažką gal jau ir rasim. Buvo labai didelė rizika, nes buvo šalta. Realiai net negalėjau įduoti 8 dienas, po įdavimo 8 dienoj. Dar savaitę buvo šalta, tai jau kaip buvau ir susitaikęs, kad nieko gera. Šiandien jau radau pas vieną lopšelį, daug netikrinau, vieną tik tais nukliausiuką. Ne lopšelio, atsiprašau, kiaušinėlių radau, šviežių. Tai kol kas viskas gerai. Bičiuliukai darbuojasi toliau. Sezonas, galim sakyti, prasidėjo, bet dar net neįpusėjo. Viskas bus all good. Tai ką, linkėjimai iš pajūrio. Ir kantrybės, bičiuliai, kantrybės. Viskas dar tik šiemet prasideda. Bus dar visko. Ir audrų, ir vėtrų, ir liūčių, ir karščių su sausrom. Va, pasižiūrėkite. Iki sekančio.